Sveiki visi. Šiandieną su operatorium sugalvojom įsivelti tokią avantiūrą. Iš tikrųjų, atvirai niekad nebuvau gaudyti tikslingai plačiakakčių ir niekad nesu jo dar pagavęs. O šiemet kažkaip labai išpopuliarėjo mūsų pardavinėjimo sistemos su planktonu ir nusprendžiau pats pamėginti ir pagauti. Kol kas žinios šios žvejybos tik tai teorinės, šiandieną tikėkime atsiras ir praktinių, tai pasidalinsime jomis ir patarimais su jumis ir bandysime pagauti šią labai įdomią žuvį. Gavom informacijos, kad šitam tvenkinukė plaukioja porą plačiakakčių, tai pabandysim nors vieną iš jų pagauti, o pasikalbėjom, sakėm, visa laisva diena, tai pasivažinėsim aplink vieną tvenkinį, kitą ir manau kažkur tikrai pavyks jų pagauti. Užsimesiu 2 meškeres ant plūdės ir technoplanktono sistemos ir paskui, manau, gal pasėdėsiu ant metoduko, dar paieškosiu, nes sakė taip pat ir karpiukų, amūrų yra šitame tvenkinyje, tai manau bus vis tiek kažkokio nors veiksmo. Apie sistemas, kaip jas susirišti, parodysim to jaus. Sistema ganėtinai elementari ir paprasta. Eina didelė plūdė, kad matytumėt, kai ją panardina plačiakaktis, šėriklėlė ir 2 šalia einantis kabliukai. Aš taip pat uždėjau prieš tai svarelį, kad jis veiktų kaip valos kandiklis ir kad plūdė maždaug stovėtų plius minus vienoje vietoje. Spiruoklė reikalinga, kai yra gaudoma su jauku. Iš tikro, tai aš turėjau ir jauko, būtent skirto plačiakakčiam, bet kažkaip apie jį visai pamiršau ir nepasiėmiau. Bet ir labai norėjau pagaudyti su planktonu. Tai planktoną reikia uždėti nusukus varžtelį, nuėmus spiruoklę ir per vidurį praveriant visą jo tabletę. Planktonų yra įvairių skirtingų skonių, tai šiandieną pasiėmiau braškę, avietę, karpinį ir premiumą, o šiaip kiek teko domėtis, tai plačiakakčiai mėgsta visus saldžius kvapus bei skonius, tai šiandieną irgi išmėginsime, manau, kelis. Įdomu, per kiek laiko ištirpsta, irgi, manau, išsiaiškinsime laidos eigoje. Taip, ant kabliuko dėsim putplasčio rutuliukus, jie yra skirtingų kvapų, skirtingų spalvų. Jų veikimo principas, tai jie palengvina patį kabliuką, nes kaip maitinas plačiakaktis, jis ateina į tirpstančio planktono, aplinkui mosikuojasi kabliukai, kabliukas, kadangi yra su putplasčiu, jo padidėjęs yra plūdrumas ir besirūdamas maistą plačiakaktis įsiurbia ir jūsų kabliukus ir kaip jaučia kabliuką burnoje, jau spėkit gaudyti meškeres. Tai tikėkime, mes irgi šiandien pamatysim tokį vaizdą. Tai ką, dedam planktoną ir metam meškeres ir žiūrėsim, kas čia bus. Per planktono viduje yra padaryta specialiai skylutė, šiam reikalui praverti, praveriam, užsukam siregutį ir štai va taip atrodo, tuoj maunam putplastį ant kabliukų, kokio čia skonio, ir ant vieno kabliuko kibs amūras, o ant kito uždėsim braškinį kokį, žiūrėsim, ar turi įtakos tie skoniai ar ne. Sistemą visą tvirtino žvejybiniu mazgu, labai greita, paprasta ir elementaru. Jeigu tik dar ir kibimas bus, tai iš vis super. Dedam po 2 putplasčio rutuliukus, kablys ganėtinai didelis, sunkus, o 2, manau, tikrai jį palengvins. Ir bus paprasčiau žuvį įtraukti. Kai matote, sistemos gylis tikrai nėra didelis, plačiakakčiai pagrinde maitinasi nuo paviršiaus, tai maždaug standartinis ir yra paliktas tas gylis. Galima iš viso plūdę pritraukti prie pat planktono, tai visiškai nuo paviršiaus mes padarėm
30-40 cm giliuką. Bandom mesti į kitą krantą, vėjas yra nuo mūsų, pagal idėją visa žuvis irgi turi laikytis tame krante, kur vėjas suneša visą jiems maistą. Statau meškeres ant signalizatorių, kadangi valas yra įtemptas. Pats, manau, bandysiu pagaudyti su Method Feederiu, pažiūrėti, kad šitam tvenkinukė gyvena, nekreipsiu visą dėmesį į plūdes, o signalizatorius man turėtų perduoti, kada plačiakaktis pradės kibti. Pasidarom patį nejautriausią, atsileidžiam stabdį, kad įrankių nereikėtų paskui plaukioti, ieškoti iš prūdelio. Na, praėjo pirmas pusvalandis žvejybos. Pabandom įsitraukti, persimesti, pažiūrėti, kaip atrodo planktono tabletė, gal jau ištirpusi, nes, kaip ir sakiau, pirmą kartą gaudau, tai va, viskas bus aišku to jaus. O, planktonas tai dar drąsiai, jeigu per pusę valandos tiek nutirpo, tai čia galima valandėlę nepertraukus būti. Manau, palieku tą patį. Paskui pamėginsim kitais permetimais kitos sonius. Gal tik šiek tiek pasimažinsiu gylį ant šios meškerės. Pažiūrėsim, ar turės tai įtakos. Nu, kitas krantas prie žolyčių. Žiūrėsim. Gal ten kažkur tais laukia mūsų plačiakaktis. Kitai meškeriai irgi tabletės kol kas nekeisiu dar šį permetimą. Ir šį bandysiu kažkur per viduriuką. Kibimas. Karšis. Plakis. Ar karšis? Karšis. Karšis. Vieni iš mano mėgstamiausių svingų yra šie Kristalo GM007 modeliukas ir labai daug klientų klausimų sulaukiam, kaip per vėją. Nes kadangi jų jungtis yra lanksti, ne vientisa kojelė, tai visi galvoja, kad per vėją labai juda arba dar kažkokius sukelia judesius, kurie indikuoja kibimą ir garsą. Tai vėjas ganėtinai šiandien didelis, svoris yra, skaitykim, per vidurį, svingai truputėlį juda, bet jokio garso iš signalizatoriaus visai nėra. Tai drąsiai, jeigu kas norėsit įsigyti šitus signalizatorius ir kibimo indikatorius, tai pats komplektuką jau 3 sezoną ar 4 naudoju. Už savo pinigus, tai geresnio rinkui, manau, šiai dienai nieko nėra. Na, kažkas prie vidurių užmestos plūdės duodas, veiksmų yra, nes mačiau ir bangelę prie jos ir pati į vieną į kitą pusę. Žiūrėsim, gal įtrauks kabliuką, kas ten maitinasi tuo planktonu. Na, kažko ramybės ta plūdė tikrai neduoda. Pabandom pasižiūrėti, gal kažkas ten netyčiukė yra ir užsikabinę. Bet nepanašu. Ne. Nepanašu, kad būtų kažkas užsikabinę, bet plūdė tikrai įdomiai judėjo į visas pusės. Gal maitinosi, gal kabliukų neįtraukė, nes planktonas jau šį kartą jau per pus sumažėjo nuo praeito užmetimo. Pralaukiam gal kokią 10 minučių, skaityk, 15, taip. Na, dar vieną pabandom užmesti ir pažiūrėsim. Irgi į viduriuką. Persirišinėjau kabliukus ant sistemos, galvojau truputėlį pasimažinti, nes aplink plūdę veiksmas vyksta. Tik nieks nepasikabina, žiūriu, kažkas meškerę į vandenį tempia. O kas čia toksai? Ogi karosas. Kibimas gražus. Žuvis graži, bet galėtų dydis ir didesnis būtų. Taip. Na ir atgal. Kaip tik ir jaukas baiginėjasi. Ir man atrodo, bandysim pakeisti tvenkinuką. Galbūt kokiam kitam. Pamėginsim savo laimę.
kažkas įdomiaus ant plūdės operatorių pamatėm, kelis kartus niurktelėjo jinai. Ar galėjo kažkas susikabinti? Nes taip į dugniuką visai smagiai. Porą kartų buvo niurktelėjimų. Va. Gal kažkas ir užsikabinę? Nu, pabandom. Ar taip jau ruošiamės persimest. Tai jeigu jau užsikabinę, tai turėtų būti užsikabinę. Yra, bet ne tos žuvies, kurios laukiam. Valgė tikriausiai nuo planktono ir užsikabino ant kabliuko netyčiukas. Nu nieko. Bet va, planktonas per 3 valandas visas dar neištirpo. Aiškiai neblogai. Gal būtume palikę, gal lydeka būtų užkibusi. Na, plačiakakčio pagauti čia nepavyko. Su metodu pagavau šiek tiek karosų, karšiukų, salačiuką vieną mažiuką. Bandom kitą lokaciją dar. Kol ne vakaras, išmėginsim. Na, pakeitėm truputėlį lokaciją, pamėginsim sėkmę šitame telkinyje, taip pat gavom informacijos, kad plaukioja čia keli plačiakakčiai, pažiūrėsim, ar jie norės susidomėti mūsų sistema. Taip, neturiu kur prisirišt, metu paprasčiausia random, vieną į vieną kampą, kitą į kitą ir tikėsim sėkmę. Taip, gerai, einam pasiruošti jauką. Taip, tai užsimetėm ant plačiakakčio, pasidariau vieną natūralaus jauko, paieškosim, kas gyvena šitame tvenkinyje, gal kokios gyvybės pavyks ištraukti. Tai kadangi minėjo, kad šitame tvenkinyje yra amūrų, turiu specialiai amūrui skirto jauko. Tai Holdorado Fermentix Method boksas, niekad jo nebandęs, atsidarysim, pažiūrėsim. Kvapas įdomus, žalios spalvos, jaučiasi tikrai česnako, yra įdėtų sėklų ir dar kažkokio skysčio, toj pasiaiškinsim, kas čia per skystis. Rūgštumos, surumo truputėlį yra. Tvarkoj, tai čia viskas, mums nieko daryti nereikia realiai. Įdedame sėklas, užpilame šitų skysčių. Jau yra atmatuota būtent kiek šito jauko, šito skysčio reikės. Manau, geriausia tai uždaryti ir viską supurtyti, kad tolygiai pasiskirstytų. Ir pabandysim vieną tašką ant amūro. Nu, bet kažkas tai veiksmo vyksta aplink plūdės. Tik neaišku, ar tų žuvų, kurių mes laukiam, bet kažkas tai planktonu tai tikrai domisi. Nu ne, viskas vietoj. Gal kabliukus pabandyti pasimažinti? Pažiūrėsim, kas ten mėgaujasi to planktonu, gal pavyks. Ant vienos pabandysiu sistemos truputėlį mažesnius kablius susidėti, nes veiksmas tai tikrai vyksta. Kažkas aplinkui duodas, prinardina, pakelia vėl kažką tais. Na, persirišau truputėlį smulkesnius kabliukus ant sistemos. Manau, šitie puikiai tiks išsiaiškinimui, kas čia tą planktoną valgo ir mums neduoda ramybės. Mes jau taip laukiam to kibimo ir kažkaip tais kažkokios kitos žuvis tikriausiai mėgaujasi jo. Tai va, pabandysim užsimesti ir žiūrėsim. Metodą sugalvojau pasijaukinti vieną tašką kukurūzais. Matėm, praplaukė keli tikrai amūrai nemaži. Galbūt prisišauksim natūraliais masalais juos į tašką. Tai naudosiu naujo modelio pellet spiller šėryklas iš Holdorado. Įdėsiu į trintuvą kukurūzų. Lengvai kelis kartus juos pasmulkinsiu. Ir paskui, manau,
Uždarysim šėryklą su jauku ir užmesim kojas 4-5 į taškelį. Nenoriu, kad būtų visiškai košė ir kad nebūtų pilni kukurūzai. Tai va, šiek tiek ir tokių. Ir uždarysim mūsų amūriniu jauku, kad metant mums neiškristų. Jaukas, lipnas, viskas liuks. Pabandysim užmest, nes nei kartą nemetę šitų šėryklų. Paskui sakiau, nusimsiu klipsą, pabandysiu kaip tolimą atstumą jos skrenda, nes manau, jeigu viskas gerai, tai gali būti labai didelis game changeris šių metų varžyboms jos. Man atrodo, mūsų tos plūdės kažkas užkibo, žinok. Su mažesniais kabliukais pažiūrėk, kaip duodas. Tuoj pasišersim, eisim, patikrinsim. Kažkas jau spurda. Nelabai gražiai. Tikrai netyčia. Žiūrėsime į dar kartą užsikabins mažas žuvis, tai suprasim, dėl ko dideli kabliai sistemų yra. Šią meškerį užmečiau šiek tiek arčiau kranto, nes matėm, žuvis tikrai kažkaip priekrantėmis vaikšto. Pažiūrėsim. Kažkaip pradėjo ir žuvis judėti. Nu, tikėkimės, geras ženklas. Pasijaukinau aš tą savo taškelį kukurūzais ir pabandysiu dabar užmest. Tai va toks mano improvizuotas stalas. Tai būna, kai stalą normalų pamiršti 2 valandą kraudamasis daiktus, o 7, kai reikia keltis. Tai taip, pabandom Tornado Sipi 2, saldus kopelis, cinamoniuko truputėlį, gal pamėgs žuvis šį masalą. Kažkoks judesėlis ant metodo. Kažkas yra, bet tikrai ne ta žuvis, kurios mes laukiam. Pažiūrėsim, kas čia gyvena šitame prūdelėje. Karasikas. Mes amūro laukiam. O, labai gerai. Nereikės nuiminėti. Amūro laukiam, atėjo karos. Na nieko. Bent kažkoks veiksmas. Na, matėm kitam krante tikrai gražių žuvų išėjimų ir visos judesiai paviršiui buvo. Pabandysim gal tyliai nueit, padėti po vieną meškerį, vis tiek plūdę matysim iš toli, jeigu ką atbėgsim, nes galbūt truputėlį pasibaidžiusios žuvis tiek čia dėl kalbėjimo, vaikščiojimo ir visos į kitą kampą susispūrdė. Bet tikrai gražūs išėjimai, didelės bangos ir įdomu, kokios ten žuvis. Tai pamėginsim to jaus eksperimentą. Ir kažkas vieną plūdę liktai nardo, bet netrodo, kad tai, ko mes laukiam, bet pažiūrėsim, gal kažkas kito užkibę bus. Dėja. Na, kažką pagaliau gražesnio pavyko įkabinti. Nelabai nori pasiduot. Nuėjo į kitą galą ir stovi. Kibimas gražus buvo, nenoriu per daug presuot. Galvoju, čia kažkur žolėse dabar stovi? Šakaluose. Šakaluose. Nu, kažkur gražus laimikis, nežinau, ar dar yra ar nėra kitam krante, bet įėjo į dugno kliuvinius ir nei pirmyn, nei atgal dabar. Dar toks geras patarimas, kad nenutraukti per mazgą ir tai nepalikti šėryklos ar dar kažko. Labai lėtai reikia traukti, būna dažnu atveju atsilenkia kablys ir įsitraukite viską su savo sistema. Tiek spiningavimui, tiek dugniniai žūkliai šitas pravartus dalykas. Neišėjo išgelbėti šį kartą. Nuėjo žuvis, porą šėryklų į tašką, pajaukinti, pirmas metimas ir kažką traukiam, bet tik nedidelio gaila. Oi, vėl karosas ir prie kranto. Na ir labai gerai, nereikia rankų purvintis. Šitas gal šiek tiek gražesnis negu pirmasis buvo, bet dar reiškia pagausim ir kitų daugiau. Kažką vėl gražesnio pasikabinau. Iš karto užspaudžiau stabdį, kad neleistų
įeiti ten į žolės ar į krūmus, į kuris prieš tai buvo įėjęs. Važiuosim, kas ten per žuvis. Kibimas gražus. Nu tai ką, nėra plačiakakčio, reikia derintis prie situacijos, gaudyti kitą žuvį. Nu, tai va, labai smagu, rimtesnis laimikis truputėlį. Na, nieko įspūdingo, bet iš toli tai visai gerai. Graibštą, aišku, pasiruošiam truputėlį didesniem žuvim, bet puikiai tinka ir šitiem paršiukam. Atradom tašką. Trečia ar ketvirta žuvis iš ten. Na, kažkoks tikriausiai vėl karosiukas. Jie patys išmoko atsikabinti šitie karosai. Pabandžiau kitus taškus, bet žiūriu, nieko, tik į tą seną gerą kitą krantą užsimečiau, iškart lenkimas meškerės ir karosiukai, kurie čia mėgsta patys atsikabinti nuo kabliuko prie kranto. Puch, kaip raketa. Nu, iš plačiakakčių žvejybos karosų, matau, patapo. Svarbu, nors kažkas tai kyba. Bet mūsų vis dar plūdės ten užmestos. Vakaras ateina, vilties dar neprarandam. Nors iš tikro tai jau kaip ir šansų pagauti, įsivaizduoju, nelabai yra. Ir tie patys karosai sugeba pabėgti. Nu, nieko. Nereiks rankų purvintis. Prie tų žolyčių kažkaip susiradau tašką, kur jie laikosi. Ir kiek tiksliai užmeti, tiek realiai kibimas. Pažiūrėsim, ar šį kartą taip pat bus. Na, kažką liktais gražesnio pavyko įkabinti. Ne vien tik tai karosiukai. Na, bet pamatysim prie kranto, kas čia per žuveliokas. Taip, ja, karpiukas, nedidukas. Karpiokas. Pelekai, koje gražus oranžiniai. Nu, panašu, kad užsikūriau tašką. Tik nusileidžia šėryklą, tai karpinis, tai karosinis kibimas. Dabar porą nerealizavau. Ir čia karpiukas kažkur duodasi po visą prūdą. Labai smagus kotas. Iš tikrųjų, pirmą kartą šitą kotą pasiėmiau žvybą. Visai neblogai apžuvinau, tai Eldorado Royal Method karpas, baidiomas sukurtas įrankėlis, labai skambus, lengvas, jautrus, puikiai meta, manau gaudau iš kokių 80-90 metrų. Labai nesunkiai tašką pasileidžia šėryklos ir smagiai kovoja su nedideliais, bet mielais laimikiais. Matau, susitvarkytai nespėsiu ir vėl jisai į žolės. Žiūrėjau, kaip ten gražiai vartos. Ai. Nu, vėl mostelėjo. Gerai. Šį kartą bėgo į kitą pusę, negu yra kliuviniai. Nu, kotas fantastiškai parabolį išlinkęs. Smugelius amortizuoja. Karpiuko. Atkibimai tai irgi įspūdingi. Čia kažką tvarkausi, žiūriu, jau meškerės galiukas lenkia tik tai į vandenį. Šitas valgė punčmentą, Eldorado Tornado wafteriuką. Toks skonis mūsų vandenim tai visiškai neįprastas, bet va mėgsta karpiai. Pasistačiau į tašką žuvį, nes praeitą laimikį pakėliau, mačiau kaip iš šoną keli nuplaukė ir dabar, kol va išsiminėjau, perstaisiau šėryklą, duodas jie ten aplinkui.
Dar vienas karpiukas. Aršus, kibimai gražus, spėja gaudyti meškerę, nusisukęs būni. Čia dabar paskutiniu metu aplinkui tvarkiausi, tai tik tai girdžiu, kai atsiremia meškerės kotas į laikiklį su banga. Tai išsiaiškinom, kas šitame prūdelėje veikia. Tai natūralus jaukas ir ryškus, aiškaus kvapo vafteriukas. Tai naudojam Match Pro Master serijos peletės, pamaišęs su natūrales 2 mm su 4 mm speciali serija. Kaldoradinis vafteriukas. Išbandžiau, ką čia visus turiu ant savo improvizuoto stalo, ant visų, ant popiko, ant butyriko dar nepagavau šiandien, buvau užsimetęs kelis kartus ir viskas. Boilių nėra, kvepia tai grinai kaip mentos. Tik atsistoju nuo sitbokso ir operatorių šaukia jau, kad kimba. Bet man atrodo karosiukas. Taip, šiandien žuklė tikrai ne pagal planą, bet nieko nepadarysi, nekimba viena žuvis, reikia taikytis prie situacijos ir adaptuotis. Tai plačiakakčių nepagavom, supratom plius minus, kaip juos reikia gaudyti, kaip veikia sistema ir visa kita, bet su Method Feederiu labai smagiai pažvėjom karpiukų. Tikrai nenusimenu, bandysiu dar ne vieną kartą plačiakaktį, nes labai įdomi žuvis, galbūt kitą telkinį pasirinksim, kurių daugiau ir pabandysim dar pagauti. O šį kartą jau po truputėlį baiginėjasi mūsų ir filmavimo laikas, ir jau saulė nusileidusi. Tai tradiciškai paskelbiam praeito konkurso nugalėtoją, kurį dabar matote ekrane. Sveikiname, susiekite su mumis asmeninė žinute per Facebook paskyrą dėl prizo atsiėmimo. O šiandien ir vėl paskelbsime konkursą, kurio metu padovanosime vieną plačiakakčių sistemą ir planktono rinkinuką pagauti šiai žuviai, kurios mums šiandien nepavyko sužvejoti. Tai tikėkime, jums seksis geriau ir kaip visada, prenumeruokit mūsų kanalą, komentuokite po video žemiau ir pasidalinkite, jeigu patiko. Na, žuklė buvo kitokia negu planavom, bet nei kiek dėl to nesu nusiminęs. Tikrai smagiai pagaudėm karpiukus, apie plačiakakčius teorinės žinias bandėm panaudoti praktikoje. Nieko nesigavo, o dabar dar man kibimas. Opa. Nu, su šia žuvim, ne pačia didžiausia, bet manau ir atsisveikinsim. Pabandėm naujus kotus, masaliukus, naują žvejybos būdą ir senas geras metodas išgelbėjo mūsų dieną.